Laidą pristato Gefilus – pieno bakterijų lašai ir kapsulės. Pagaminta Suomijoje. Štai mes ir čia, sporto salėje. Jei jūs esate kartu su mumis, aš žinau, jūs esate atsakinga ir žinoma sveika mama, kuri nori užauginti pačius sveikiausius vaikus. Tad pradėkime. Šio ryto mūsų tema – kvėpavimas ir vanduo. Ir į pagalbą aš pasikviečiau sporto klubo Impuls trenerę labai gražiu vardu Laura. Susipažinkite, mielieji. Šį rytą ji mums žarstys patarimus, kaipgi kvėpuoti ir kokį vandenį reikia gerti. Pradėkime, Laura, kalbėti šį rytą apie vandenį. Nepaneigsime ir turbūt jūs, mielos mamytės, puikiai žinote, kad vanduo ypatingai svarbus mūsų gyvenime. Tad mes ir klausime mūsų trenerės, kiekgi turi mamytės išgerti vandens per dieną ir kiek mažiai mūsų bičiulių. Mamytės, tai yra suaugusi, turėtų išgerti apie 8 stiklinės vandens. Jisai gali būti geriamas vanduo, blogiausiu atveju iš krano, stalo vanduo, aišku, geriausia būtų mineralinis vanduo. Taip, iš tikrųjų natūralus vanduo yra pats geriausias. Suaugę yra suaugę. Aš norėčiau paklausti, kokį vandenį reikėtų gerti mažyliams. Vėlgi natūralų mineralinį vandenį ir mažyliams tinka mažos mineralizacijos vanduo. Kažkur apie 500, netgi mažiau, miligramų litre. Ir aš, mamytės, norėčiau perspėti, kad mes būtinai, duodamas vandenį mažyliams virš metukų, turime atkreipti dėmesį, kasgi parašyta etiketėje. Todėl, kad ten yra nurodytas kiekis mineralų, teisingai, Laura, kuris turėtų būti vartojamas per dieną jūsų mažyliam, kad neapkrautų mažučio organizmą. Miela Laura, kai mes darome fizinius pratimus, kada mes turime gerti vandenį? Ar prieš pratimus, ar juos darant, ar jau po treniruotės? Taip, tiek suaugusiai, tiek maži vaikai, ypatingai labai judrus, turėtų, aišku, gerti vandenį. Prieš treniruotę tai tiesiog kaip ir dienos eigoje, kiek kam išeina, treniruotės metu reikia gerti mažais gurkšneliais, tiesiog per pertraukėlės, nes jeigu labai apkrausim skrandį, vėl tiek mamytė, tiek vaikas blogai jausis. Geriau mažais gurkšneliais per trumpas pertraukėlės. Ir po to jau daugiau atsigerkit po treniruotės. Ir mes turėtumėm priminti mūsų žiūrovėms, kad mūsų mažuosius sportininkus mes turime ypatingai akylai stebėti, nes pas juos nėra susiformavęs troškulio mechanizmas. Ir galbūt jis atrodo visas raudonas išprakaitavęs, bet nenori gerti. Tačiau atsakingi tėveliai turi būtinai juos prižiūrėti ir visuomet pasiūlyti vandens, kad mes galėtumėm suformuoti teisingus sveiko gyvenimo įpročius. Apie vandenį viską išsiaiškinome, dabar mums labai rūpi kvėpavimas. Miela trenerė, ką galite patarti mums šią temą? Pirmiausia, norėčiau patarti vaikams, ypatingai žiemą, svarbu įkvėpti per nosį, iškvėpti per burną, kad nesušaltume gerklyčių. Sportuojant, vėlgi išlieka ta pati taisyklė, įkvėpiam per nosį, iškvėpiam per burną. Ir kada darom judesį, kai sunku, iškvepiam. Prieš pratimą įkvepiam, keliam ranką, iškvepiam ir nuleidžiam įkvepiam. Visus patarimus išgirdome, įsisaviname. Dabar reikia pabandyti viską atlikti realiame gyvenime. Mielos mamytės, keliaujame pasportuoti. Pirmas pratimas, tiesiog pakvėpuosim, nuleidžiam rankas. Ir per nosį įkvepiam, keliam rankas į viršų, giliai įkvepiam per nosį ir iškvepiam per burną. Atpalaiduojam rankas. Antras pratimas, atsiklaupiam, įtempiam pilvo presą, atremiam rankas. Jeigu turim išvis lėliuką, galim pasiguldyti veidų į save ant grindų, kad jis tiesiog žiūrėtų, galima jį kalbinti. Ir vieną koją tiesiam, pirštai žemyn, iškvepiam. Pritraukiam, įkvepiam. Lėtai, viskas įtempta, nugara tiesi, žiūrim žemyn. Ir dar sykį ištiesiam ir truputėlį sunkiau laikom, tiesiam priešingą ranką. Laikom nugarą pilvo presą, laikom ir nuleidžiam. Tempiam, lengvai kvėpuojam, lengvai įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną ir lygiai tą patį padarom kitai kojai. Trečias pratimas, rankos plačiau. Vaikam, aišku, klubai tegu lieka viršui, mamytės pasistengia ir nuleidžia klubus žemyn, įtempia pilvo presą. Rankos dar plačiau, leidžiame žemyn. Iškvepiam, kylam, įkvepiam. Dar 3 kartus. Jaučiam rankas, jaučiam krūtinės raumenis, jaučiam pilvo presą.
Ir kylam į viršų, vėl tempiam, šį kartą rankos plačiau. Ir lengvai kvėpuojam, lengvai per nosį. Įkvepiam, per burną iškvepiam. Nepamirškite gerti vandens kiekvieną dieną ir sportuoti kartu su mumis kiekvieną šeštadienį. Susitikime tuo pačiu metu per Lietuvos ryto televiziją. Iki greito pasimatymo.